Eko vairavimas šiuolaikinis, sumanus ir atsakingas vairavimo būdas, padedantis taupyti degalus, tausoti automobilį bei saugiai pasiekti kelionės tikslą. Nepriklausomai nuo vairuojamo automobilio markės, amžiaus ar techninių parametrų ir be jokių papildomų investicijų, vien tik vairuotojo pastangomis degalų sąnaudas galima sumažinti 5–10%. Taikant eko vairavimo principus kasdieninėme vairavime, sumažėja ir transporto priemonių techninės priežiūros bei eksploatacinės išlaidos, mažėja remonto išlaidos dėl autoįvykių. Ekonominėme šitą vairavimą dabar dalyvauja 13 Europos valstybių. Šitą partneriai yra, sakykime taip, kaip tokie automobilių gamintojų asociacija. Net ir šitą, kiek jau teko girdėti, net ir šitą, Ferrari automobilių gamintojai irgi įsitraukia į šitą procesą. Nebe tie laikai, imkime pagal automobilių pardavimus, kada dauguma šitą Ferrari automobilių, šitą Lamborghini, Maserati išvažiuoja į šitą rytus. O tai yra, jeigu anksčiau šitą pirkdavot Ferrari, sakydavot, gėdavot klausti, kiek jisai sunaudoja degalų. Dabar jau nebegėda. Ir ten eina šito mokytis, skaitos ekonominio vairavimo, šitą patys žmonės. Jiem tai yra normalu šitą taupyti. Ir ne tik tais aplinką, bet imkime ypač į savo šitą piniginę. Sakykime, prie tų šitą vairavimo mokyklų, kurios turim, skaitos europinę šitą licenciją, ten reikia šitą laukti eilėse 2–3 mėnesius, sakė, kad skaitos sudalyvauti trumpos šitą trumpmės eko vairavimo šito mokymuose. Nes ten, imkime, žmonės labai mėgsta atostogauti, ypač su savo automobiliais. Tiek, kiek žmogus nuvažiuoja per metus, tai yra, sakoma, labai šitą gerom atostogom, jisai susitaupo visus šitą degalus, plus, imkime, laisvus pinigus visom savo skaitos atostogom. Mes važiuojame mieste, jeigu važiuotumėm užmiestį, gal ten kokių yra kitų rodiklių? Užmiestyje yra labai svarbu išnaudoti vietovės šitą reliefą, tai yra šitą, sakykime, pakalnėje, tai yra nuokalnėje šiek tiek padidinti greitį ir į kalnę stengtis neakseleruoti. Net ir šiuo atveju tai yra labai nedidelė, imkime, nuokalnę, kur saugumo šitą prasme man tai yra šitą galima ir aš įsijungiu neutraliai šitą pavarą. Nors neutrali pavara atrodo degalų suvartojama, bet aš nuvažiuoju šitą, imkime, keturgubą kiekį, negu tik skaitos atleidęs akseleratorių. Vien tik tais ekonominiais šitą paskaičiavimais. Jeigu šitą vienas, sakykime, įmonės, vadybininkas, jisai per metus nuvažiuoja mažiausiai 4000 kilometrų. Net ir tuos paprastus principus taikydamas, neprarasdamas laiko, jisai sutaupytų mažiausiai litrą. Tai vadinasi, per mėnesį sutaupo 40 litrų. Įmonėje yra 10 šitą vadybininkų. Per mėnesį sutaupo 400, o per metus šitą 5 tonas. Šito pagrindas yra tas, kad jau nuo 2013 metų yra išėjęs įstatymas. Nuo 2013 metų gruodžio mėnesio visi, kurie laikys bet kurią kategoriją, šitą vairuotojų, jie, turės demonstruoti ekonominį vairavimą. Nes jau Lietuva šitą, imkime, pasirašė ekonominio vairavimo šitą konvenciją. Tiek, sakykime, ekstremalus vairavimas, tiek ekonominis, jie nieko nebūtų verti, jeigu nesusivestų į vieną vienintelį trikampį, tai yra stebuklingasis trikampis. Ekonomiškas, nekenksmingas aplinkai, bet svarbiausia – saugus. O dabar auksinės eko vairavimo taisyklės. Numatykite eismo srautą. Išlaikykite pastovų greitį prie žemų variklio sūkių. Anksti perjunkite pavaras. Dažnai tikrinkite padangų slėgį, bent kartą per mėnesį ir prieš važiavimą dideliu greičiu.
Turėkite omenyje, kad bet kokiai papildomai energijai reikia kuro ir tai kainuoja pinigus. Todėl kviečiame sudalyvauti ekonominio vairavimo mokymuose.